Alio, Alio, kur buvai šiandien? viskas jau gerai. Aš jau namie. Kodėl tu man meluoji? Tu su Laurynu nebuvo atsižiūrėjęs filmo. Aš tau skambinau 100 kartų ir tu net nepagalvojai perskambinti. Po to skambinau Lauryno mamai. Jis dar negrįžo namo. Na, žinai, jisai lengvai nuklysta. Aš nežinau, kur jis, bet man sakė, kad eis namo. Nieko aš nežinau. Sakyk man tiesą, kol netėjau ir pats visko neišsiaiškinau. Kas skambino? Ne. Tėvas sakė paskambint, važiuos ir nieko nesugadinau namie. Bet kadangi manęs nėra ten, tai nėra reikalo atsiliepti. Supratau. O Jonai, tu tikrai žinai, kur tas namas yra? Tai aišku, ko tu mane laikai? Nežinau, sakyk, gražesnį keliuką prie to namo buvai radęs. Ten dar dokų kažkokių yra, ne? Jo, ten visko yra. Aš jas skaičiau, tai yra Preisės kalėjimas, kuriame prieš 5 metus dingo 2 keliuninkai. Ir vienas iš jo kūno buvo rastas ten, o kitas dingo. Supratau, kad gerą vaibą noriu palaikyti. Aš neakauju, ten iš tikrųjų kažkas blogo nutiko. Tada nežinau, gal dienos palaukiam prieš, kai tam keliaut pradėjau. Tu tik nesijaudink, aš visko pasirūpinau. Tu vapšė durnas, žinai, ką tavo tėvas padarys, jis sužinos. Man vienodai, ką jis padarys, jo vis tiek dar iki rytojaus nebus. Aš suprantu, kad tau vienodai, bet jis sužinos, mums visiems bus blogai. Tu nieko nesupranti, tu nežinai, kam atitenka kaltė, kai jisai supyksta ar praranda savo daiktus. Tai tu tik nesijaudink, čia tik dėl mūsų saugumo. Bet Jonai, viskas varom iš čia. Gal čia žmogus susižeidė, mes turim jam padėti. Nu, nežinau. Nu gerai. Viskas, mes jau jam nebepadėsim. Kaip tu gali taip sakyti? Mes žinom, kad jis mirs vien iš šio riksmo. Aš čia nepaliksiu. Palauk! Kas čia buvo? Aš neįsivaizduoju. Mes turim pranešti policijai. Tu ne koks tu su ginklu, jie manys, kad mes bendrininkai. Bet mes negalim jie tiesiog čia palikti, bus tik dar blogiau. O kodėlgi ne, jo tikrai kažkas pasigės, o mes išbėgsim, nieks nežinos. Sakai, tik liktų tik tarp mūsų? Prižadu, tik tarp mūsų. Gerai. Jau galim jau namo varyti. Gerai, varom. Šitą keliu atėjom, taip? Jo. Palauk! Jonai! 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 Jonai? Kas čia?
Meldžiu tave palaimas ir paguodas. Duok man turtus, laimę. Padėk man pamiršti praeitį ir pabėgti nuo jos. Meldžiu, apsaugok mane nuo žmogaus, dėl kurio aš pas tave atėjau. Priimk šią auką. Meldžiu tavęs. Kaip man taip suprast? Kur viskas, ką man žadėjai? Aš viską padariau teisingai. Čia kažkas ne taip.